Labas visiems, sveiki atvykę arba užsukę į mano kanalą. Labai prašom. Pirmas dalykas, kurį aš turiu prisipažinti ir dėl kurio man žiauriai nuoširdžiai gaila ir liūdin, kad šis video ir aplamai vaizdo įraš vėluoja ir jūs tikriausiai laukėt kažkas naujienų, kažkokių žinias iš manęs, o jos tiesiog nėra. Tai aš turiu pasakyti, kad aš susimorau. Hey, come here, look at me. Hey, look at me. What'd I say? No. Nu gerai, nieka čia baisus, bet esmė yra ta, kad originalas, kurį aš buvau nufilmavus, tai yra pasisveikinimą ir video pristatymą pradžią, buvo netyčia ištrinta. Mano telefon trūko vietos, tai aš tiesiog tryniau didelio formato video ir nepasižiūrėjau, kad ištryniau originalų. Bet nieka tokia, nepaisant viską, aš labai džiaugiuosi, nes šis video pasiekė jų ir tas yra svarbiausia. Kas jau matėt mano shorts filmuko, aš šiandien antrą kartą bandys padaryti bambukinių lazdelių vazo, kuris šitam video atrodo taip lengva padaryti. Ta prasme, kaip 2x2. Kaip 3 viename kapučinas. Bet žinokit, melas. Aš to vazo, kas jau žiūrėt mano shorts filmuką, dariau ne 24 sekundės. Ar kiek ten laiką rodė. Aš jau dariau 40 minučių. Nebūčiau aš jaučia zodiako ženklas. Aš užsispyriau pabandyti padaryti antrą kartą. Nes jeigu antrą kartą nepavyks, trečią tikrai nėra. Nebeaukočiau savo nervų. Tai va šiandien sugalvojau, kad vėl galim būtų pasidaryti dirbtuves ir kažkokiu tai būdu sukurti graždalius, kurios būtų galim pasidėti namuose. Kaip bonusą sugalvojau, kad jeigu nepavyks bambukinių lazdelių vazytę, pasidarys gražią dėžutę. Tiesiog visokiem niekučiam. Neįsivaizduoju, kaip būt, bet Pintereste užmačiau, žiauriai patiko ir tikiuosi jums patiks. Reikėtų jums informuoti, kad neįsigastumėt, jog pasikeitus kadrui pasikeis mano apranga ir mano šukuosena. Todėl, kad šito pradžią aš filmuoju vėl iš naujo. Bet džiaugiuosi, kad jinai jums pasiekė. Tai va, nieko nelaukiam, šokam į video ir bandom pasidaryti tų nuostabių bambukinių lazdelių vazo. Nes kitiem pavyko, o man? Nežinau, pažiūrėsim. Pirmas dalykas, tai labai atsiprašau už apšvietimą, kuris nėra pats geriausias, bet šitą vietą tikrai yra labai patogi ir tikiuosi, kad tas patogumas man pravers darant to vazo ir jinai iš tikrųjų pagaliau pavyks. Kadangi mano veidas yra subtitrins ir jisai įrodo kiekvieną emociją, ta prasme kiekvieną raukšlytę, antakius, akies, mirksėm, jisai tiesiog parodo, ko aš jaučiu viduj. Jūs matysit, ar aš nervinuos, ar aš ne, ar aš stresuoju, bet tikiuosi, kad viskas bus gerai, labai įtempta dabar nežiūrėkite mano veidą. Žiūrėkit, kaip darau to vazytę. Gal ir dar eigoj padarysim ir dėžutę, labai tikiuosi, kad pavyks. Bet dabar pradėsim nuo vazytės. Tai va, šiaip iš tikrųjų šitų bambukinių lazdelių galit gauti bet kokiai parduotuviai. Jeigu turit jų namuose, tai dar geriau, jų labai daug net nereikia. Aš galiu pasakyti, kad net šitą vieną pakelį yra sočiai, gal net per daug. Aš nusipirku dėl visą piktą, bet net neprireikė. Tai va, pradėsim nuo to, kad visus lazdelius turi būti atsisukę į to pačio pusę, kur gals ten gals. Man atrodo, visų šitų lazdelių net neprireiks, tai tiesiog kelis atidėjo į šoną ir taip va išlyginam. Tada jamam elastinį gumytę. Kodėl plaukų netenk, nes vienaip ar kitaip ją reikės prakirpti, naudokit tas, kurių negailus išmesti. Ir tada jamam paprasto vandens buteliuko. Šiaip iš tikrųjų dabar labai bėjau, kad gali būti per storį viršūnę šitą užsukimo vietos, bet jeigu turit plonesnį, tai dar geriau. Jamam buteliuko ir šiek tiek paskirstam, kad galėtume įdėti į vidurį. Ir ne vien biškį spustelt, kad praeitų pro gumytę. Neįsivaizduoju, kokie čia stebuklai turi būti, jeigu man pavyks. Bet aš jau matau, kad kažkas negerai. Žinot ko, aš va tokiu ir paliksiu. Nes man realiai jau prakaits muša, aš nežinau, matos ar ne. Aš dabar nuo širdžių bėjau pradėti klijuoti, nes jinai tikrai iššaras. Graž būtų. Nu, bet žodžiu, turim tokio vazytę ir dabar imsim karštų klijų šaltuvėlį. Oho.
Jūs matėte, aš tai nemačiau šitą, kad jis atsisukęs. Jis turėtų būti. Taigi man dabar jį suklijuoti. Apklijuojat apačių karštais klijais. Nepatingėkit storą apklijuoti, nes realiai apačios nieks nematės. Svarbiausia, kad suliptų viskas ir tada paliksim klijus džiūti. Aš nuoširdžiai net bijau paimti už tą buteliuką viršus, kad neišgriūtų viskas. Nes jeigu išgrius, aš daugiau nebedarysiu. Tam, kad jeigu kas susidomėtų ir pakeltų to vazytį ir pažiūrėtų, kaip čia padaryti, nematytų negražių karštų klėjų, nusipirku tokias medžiagos, kurio dabar iškirps rutuliuko ir tiesiog gražiai užklijuos apačiau. Ir turim tokio apačių, tai jeigu kas pakeltų, sakytų, kiek čia įdomus, kaip čia atrodo, tiesiog rutuliuks gražus burbuliukas. Gerai, aš nenoriu per anksti džiaugtis, bet man atrodo, kad jinai jau pavyko ir tik žiauriai jaudinuos, kai reikės jo išimti. Todėl gal geriau neskubėkim, palaikykim, tegul atvėst visi tie klijai, sulipin ir rami tada galėsim bandyti išimti. Jeigu pavyks, tai labai džiaugsiuos, jeigu nepavyks, tai reiškia internet labai daug kas yra melas. Kas ir taip yra aišku. Pabandyti buvo įdomu ir verta. O dabar, nieko nelaukiant, galim eiti ir išbandyti pasidaryti patiem medžiaginį dėžutį iš tokių siūlų ir vidus būtų iš tos pačios medžiagos. Dėžutė nėra kažkok wow, ar jin ten brangi ir panašiai, kaip tik perku kuo pigesnį, kainavo 5 centų liktais iš Tom Phillips parduotuvės. Man šiaip Tom Phillips parduotuvė žiauriai patinka. Ten gali rasti gerų dalykų. Tai pasėmiau tokią dėžutę, kur būtų galim pasidaryti jau medžiaginį, pinto ir panašiai. Ir tiesiog susidėti kažko gražas, kad gražiai atrodytų, o ne tiesiog plastikinę dėžę. Kadangi nežiūrėjau nei vieno video, kaip pasidarytas dėžas, čia bus toks kaip ir iššūkis pasidaryti jo pačiai, nes net neįsivaizduoju, nuo ką pradėti, kaip daryti ir kaip gausis. Tai pirmas dalykas, nuo kurio reikia pradėti, man atrodo, yra išsikloti šitą dėžutės vidų medžiagytę, kurią noriu, kad būtų išklota, bet aš neįsivaizduoju, kiek turi būti dabar, nes jinai nėra labai didelė, jinai tokia kaip ir siaur. Gal reikėtų tada taip, porą kartų. Ar taip? Žodžiu, išsiklojam taip dabar dėžutės apačią. Man vaizduoti vis daug kiečiau atrodo. Aš dabar galvoju, gal pirmikė šons ir tada didesnė. Jau per vėl. Kokiu laimę kažko pačią bandyti daryti negaliu. Aišku, kadangi reikėjo daryti atvirkščiai, o aš biškį kitą sistemą paėmiau. Dabar darysim į šitą šoną. Kaip baisi, neti padariau. Žodžiu, šitą kaip nors gražiai atklijuojam, dedam iš šitos pusės pirmą. Iš naujo darom ir tikėkimės, kad pavyks. Jam ant to savo prieš tai buvusio viskas kuo puikiausiai. Taip atrodo mūsų dėžutė iš vidaus. Kampai nėra labai dailus, reikėtų dar pasimokyti. Pateisime, ką aš norėjau, jau matas ir jau tikrai yra. Dabar didelis darbas laukia, tai yra su šitais siūlais. Jeigu turit labai storus siūlus, tai jūs žiauriai laimingi žmonės, nes dabar norėčiau apsukti savo šito dėžutį šitais siūlais ir taip ganėtinai storą. Aš tiesiog suks dieną naktį jaučiu, kol apsuks ratų. One eternity later. Voila! Taip atrodo ta dėžutė. Nesakykit, visai nebloga. Kaip iš pirmą kartą, tikrai nebloga. Aš esu belenkiai patenkintas šituo rezultatu. Nėra nei idealios išvaizdos ar kažko, bet yra per mano dėžutę. Va.
žiauriai gražiai atrodo. Aišku, gal ir norėtus daugiau tų tarpų užpildyti, dar storesnį padaryti. Jeigu nežiūrės prieš šviesą arba vašytę arba prieš aikštį, niekad nepamatys. Tai va, turim jau dėžutę. Tikrai labai patenkėt, labai šiaip ir fain, ir įdom, ir jo. O dabar, lemiams moments. Dėl šitos vazytės aš tikrai ir džiaugiuosi, ir jaudinuosi. Nes jeigu nepaveiks, aš tikrai žiauriai nusimins, bet jeigu paveiks, aš labai apsidžiaugsiu ir ne veltui bus padėtos mano nervus. Prieš tai labai atsargiai, gal pirmiausia reikia nukirpti šito plastikinį. Bet žiūrėkit, kaip ir laikas. Tai jeigu aš juos tiesiog priklijuočiau dabar. Palaukit, žinokit, gali būti dar viskas gerai. Aš tiesiog pat priklijuoju šitos. Aš taip tikėjau. Tai kas čia? Tai tik keli tvirtų laikas. Jeigu jau antrą kartą nepavyko, reiškės ir neapsimoka daryti. Tai va, mėlėjai, nepavyko man padarytus bambukinių vazas ir vėl, ir aš tikrai jos nebedarys, bet užtat mums pavyko padaryti šitos nuostabią dėžutę. Mano pačios rankom, mano pačios primetimas, sudėjimas, matavimas, nematavimas, gavom tokių nuostabių dėžutę. Ir jo. Labai ačiū, kad žiūrėjote, tikiuosi jums tiko ir patiko, laiks neprailga. Nepamirškit palaikyti šitą video, už mano nervus, už mano pastangas. Ir šiaip, būtinai sekit naujienas, sekit naujus vaizdo įrašus, norit kažko pasidalinti, labai lauksiu jūsų komentarus. O dabar su jums atsisveikint, tik aš tik šitą nuostabią dėžutę. Aš gal čia per daug dėl jos džiaugiuosi, bet labai ačiū, kad žiūrėjot ir iki kitų kartų. Čiau!